Labas vakaras, mėly mūsų klausytojai, stebėtojai, Facebooko draugai ir draugų draugai. Tikiuosi, kad jūs mūsų laukite, kantriai laukite ir sulaukite. Šį vakarą aš turiu viešnią savo erdvėje, savo ilgametę kolegę Vilmą Jazdauskienę, su kuria iš tikrųjų mes skaičiavom kiek metų, bet nesvarbu tie metai, bet mes iš tikrųjų labai gražią kelionę prakeliavom mentorystėje ir buvom išsiskyrusios ar ne ten, pasukusios kitais keliais ir vėl susitikom ir vėl draugaujam. Ir šiandien mūsų tema yra aukojimasis ir meilė. Vilma dirba su moterimis, kurios gyvena arba gyveno toksiškose santykiuose, kurios aukojosi ir susipainiojo, ar ne, šitose dalykuose. Todėl man labai smagu ir ją pakalbinti. Gal tu gali, Vilmutė, iš tikrųjų dar save tiksliau pristatyti, viską apie save papasakoti. Na ir žodis tau. Labas vakaras visiems, labas vakaras, Jūratė. Labai malonu pas tave apsilankyti. Kaip visada malonu su tavim pakalbėti. Gera, faina. Ačiū už pakvietimą ir ačiū už tą tokią intriguojančią ir tokią kaip pasiaukojimo ir meilės tą tokią temą, aukojimas ir meilės tema, kur mums tikrai yra aktuali ir mes susiduriam su ja dažnai, kiekvieną dieną tikriausiai. O aš esu intuityvioji mentorė ir padedu moterims, kurios yra toksiškose santykiuose, yra pavargusios, vienišos, nusivylusios, jaučia kaltę ir padedu tam, kad jos atrastų tą savo vidinę ramybę, džiaugsmą, lengvumą, paprastumą ir kad galėtų savim džiaugtis ir didžiuotis. Tai yra mano moteris, mano klientės, kur aš jas labai myliu ir suprantu. Tai va. Taip, gali tik tai suprasti tada, kai esi praėjus jau pati savo kelionę. Gerai, Vilma, aš turiu pirmiausiai patį pirmą klausimą tau tokį. Ar tu šiandien aukoji savo laiką šiam vakarui išeiti į mūsų pokalbį, pasidalinti, padiskutuoti, pareflektuoti šią temą, kuo skiriasi ar ne aukojimasis iš meilės ir kuo meilė iš aukos skiriasi? Ar tu aukoji savo laiką šį vakarą? Ne. Ne. Mano tie laikai yra jau praėję, kad aš ką nors aukočiau. Ne, aš darau tai iš meilės. Aš darau tai iš meilės, su meilė ir per meilę. Ir tuo džiaugiuosi. Ir man gera tai daryti. Tiesiog gera. Ir kai žmogus, kai moteris daro viską iš meilės, jinai pradeda žydėti. Jinai tampa švelni. Jinai pradeda spinduliuoti. Jinai tampa moteriška. Ir jai tiesiog gera būti su savimi ir kitiem gera būti prie jos. Taip gera, ir taip faina. Labai tu čia gerai ir taikliai pasakei, kad jai tiesiog ir gera, netgi vienai. Taip. Aš noriu iš tikrųjų patikslinti ir
pasidžiaugti, kad mums jungiantis su Vygma iš tikrųjų į šitą pokalbį mes abi pasitarusios, pabendradarbiavusios, norim iš tikrųjų nuimti visus įsitikinimus ir vyrams, kad moteris kalba ir jos ir susimokiusios kažkokios ar ne prieš vyrus, kad jos, jeigu ten ir kažkokios aukos, vyrai kalti dėl to, vyrai mėly, kurie žiūrėsit šitą įrašą ir kitus mūsų pokalbis ir įrašus, jūs atsiminkite, kad mes ne prieš jūs, mes su jumis. Mes su jumis ir mes tikrai norim kurti taiką tiek savo viduje, tiek su jumis visais. O kaip tą padaryti? Tai jau čia ir iš tikrųjų dviejų sąmonių, dviejų žmonių bendradarbiavimas, o ne viens kito, ar ne, sabotažavimas, manipuliavimas. Va, Jo. Vilma pratęsk, iš Jo, tikrųjų ir mes už taiką, nes gal užtenka vieną kartą kariauti ir einam tiesiog bendradarbiauti, einam kurti darnią partnerystę ir mes pasėsim sėklas savo vaikams ir anūkams. taip mes juos išmokysim, duodami pavyzdį, per savo pavyzdį, kad nereikia kentėti, kad nereikia būti auka, visada reikia eiti prieki, atsigręžti į save, rinkti save ir save mylėti. Ir teisingai, Jūrate, tu pasakei, kad mes skatinam moteris rinkti save, kad jinai išgirstų save, kad jinai pamiltų save, kad jinai pažintų save, kad jinai suprastų save ir kad pas ją būtų kuo mažiau neigiamų jausmų, pykčio, nepasitenkinimo, neprisijėmimo, ten priekaištų, tai kad jinai neštų gėrį į savo šeimą. Būtų jų moteriška pati iš savęs tokia, kokia jinai yra, su visom savybėm, nes jinai jūs pasirinko tai iš meilės. Jinai Tai pasirinko va, jūs palauk, stop, matydama. iš tikrųjų, tai čia pirmas žingsnis ir kai mes einam kurti šeimą, dviejų žmonių, ne sąjungą ar partnerystę, tai pirmiausiai ir yra susižiūrėti, ar tikrai aš kuriu, einu į tuos santykius iš meilės. Pirmutinis yra tiesiog ar nesustikrinti. Ir kaip tą padaryti, Vilma? Būti savo atvira. Ar aš einu iš pilnatvės? Ar aš noriu tą meilę su tuo žmogum dalintis? Ar aš noriu jam gero? Ar aš tiesiog noriu užsitarnauti tą meilę? Ar noriu pataikaudama kažkaip sumanipuliuoti, bijodama, nes kad manęs nepriims ir dėl to aš dabar jaučiuosi kalta, nes vienu žodžiu, ten yra daug dalykų. Ir dar kita ir grupė, tiek vyrų, tiek moterų, jie turi sąrašus pasidarę, kokius turi atitikti reikalavimus partneris. Aš tai esu tiesiog ir girdėjusi ir mačiusi, kad tiesiog netgi mokymai yra, ar ne, tokie ir tokie reikalavimai turi būti ten, Ir čia tikrai nekvepia meilė ir nekvepia ta tokia, žinai, iš širdies. Žinai, kaip įpykai, pamatei ir viskas. Ir įvyko ta, žinai, toks chemija. Žinai, va čia ir yra tai atskirti jausmus, ar ne, nuo lūkesčių. Va.
ar ne? taikliai. Va taip. Ir kas yra jausmas? Nes dažnai yra nemažai žmonių, kurie tik, kurie net negali pasakyti, kas yra jausmas, bet negali pasakyti taip pat iš širdies, ką jie jaučia. Jie nu, gali būti slopinti tuos jausmus arba gali būti išmokyti, ai, jaučiu tą, žinai, va taip paviršiui praslysti. O meilė, o jausmas, o kad du žmonės sueitų santykiam ir geriem, tiem giluminiam, produktyviem ir laimingiam santykiam, reikia jausmo iš vidaus. Tai va, aš ir noriu tada sugrįžti prie tos mūsų temos aukojimasis ir meilė. Ir kaip atrodo aukojimasis iš meilės? Kaip tau pačiai atrodo? Kaip jisai, iš kur jisai atsiranda, aukojimasis iš meilės? Va tas tikras toks. Jisai atsiranda, kad aš natūraliai noriu tam žmogui gero. Aš su džiaugsmu darau. Aš su džiaugsmu apie jį galvoju. Mano kūnas net sušyla arba, pavyzdžiui, net skruostai, va, nukaista, vien ta prasme nuo minties, kaip man bus gera jam padaryti. Be galutinio Rūpintis. jo Nadine, toks žodis. Jo rūpintis be kažkokios vilties ar lūkesčio, kad aš gausiu atgal kažkokią tai formą, ar kai jis man privalo. Ir čia noriu iš tikrųjų aiškumą įnešti, kad mes kalbam apie santykius, nebūtinai apie vyro ir moters. Čia tas pats ir su mama, su tėčiu, tas pats ir su vaikais, tas pats ir su kolegom, tas pats ir ar ne su galbūt sergančiais senyvais seneliais, močiutėm. Čia viskas apie tai. Taip, čia orientuota į tą iš meilės į kitą objektą arba į kitą dalyką. Bet mes nekalbam konkrečiai dabar, mes nekalbam, bet bendrai. Nes kai iš pilnatvės darai ir iš meilės darai, tu net neskirstai. Tiesiog eini savanoriškai. Tiesiog be jokios prievartos. Jo, ir net nereikalaudamas. Ir ne su pirštu, nerodydamas ir nevesdamas tos buhalterijos. Arba išskaičiavęs. Ar man čia naudinga, ar nenaudinga. Jo, kiek kartų dabar tu man tą padarei ir už kiek tu man tą padarei, tai dabar aš tau atskaičiuosiu ir biškį darysiu, kad aš būčiau geresnis, žinai. Nu čia, žinai, jeigu taip kalbėti apie šitos aš tau, tu man, o kodėl tu, o kodėl aš, tai čia man grinai dar nesubrendę, žinai, kaip vaikai ir mes per šitą galbūt visi esam perėję ir tikrai mes su Vilma nesam kažkokios čia gimusios jau tokios brandžios moteris, bet mes tiesiog esam praėję tą kelionę ir norim su jumis pakviesti, kad tikrai neverta ten būti toje aukoje ir aukotis ir aukojimas ir šio vakaro pokalbis ir mūsų iš meilės su meilė, be jokios grąžos ar ne, be jokio lūkesčio. Aš, pavyzdžiui, jaučiu džiaugsmą, pilnatvę, koks dar tau jausmas, kai aš ką darau, iš meilės. Lengvumas, toks malonumas, toks paprastumas ir toks pasitenkinimas, bet pasitenkinimas nėra iš tos tokios jau, kai tokios, kur suprantamas negatyvas, bet taip, taip gerai. Ir tada prasminga. Ir tai, ką aš padariau, ar ne, arba ką aš darau iš meilės, tai yra taip man vertinga, visų pirmiausia, man vertinga ir man prasminga.
ir mano dieną, ir mano laiką užpildo tai. Ar ne taip, Jūratė? Jo, Ir ramybė. man tokia, tarsi, žinai, toks, vat kaip tu ir sakai, toks prisipildymas, Mhm. prisipildymas, dvasios prisipildymas, tarsi aš paaugu, išsiplečiu. Mhm. Tokia, kai aš vat kažką tokio padarau ir vat iš tikrųjų iš tos meilės ir turėdama tam resursų, turėdama tam noro ir turėdama tam kompetencijas. Vis Mhm. tiek čia irgi vat, ne visur ar ne tu gali eiti į kažkokį santykį arba ten vat, prižiūrėti kažkokių senelių ar ligonų iš tos meilės, nes tikrai reikia ten turėti kompetencijų. Aš galiu nueiti ar ne vat, iš tos meilės, bet kad prižiūrėti ten 24 valandas ar ne per parą tikrai tai yra reikalauja visai kitokios kvalifikacijos. Jo, ir reikalauja tokių asmeninių savybių kaip kantrybės, ar ne, Jo, kaip, oi, kaip sutinku, užuojautos, ar ne, 100%. gailestingumo, ne gailesčio, o Ne, gailestingumo, atjauta gal labiau. jo, atjauta, gailestingumas, jo, va tokių, nes jeigu mes galvojam, mes einam kažkam darom, pavyzdžiui, slaugom, ar ne, žmogų, senyvo amžiaus, arba neįgalų, arba mažuką. Ir mes einam iš aukos pozicijos, sukandusios dantis, dabar aš padarysiu, dabar aš atidarysiu, dabar aš atsibūsiu, bet gerai, aš šypsosiuos, aš natylėsiu. Nu, mes negalim veidų, nu, mes iš savo kūno negalim nuslėpti, kaip mes jaučiamės. Jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim vyresnį žmogų, kurį reikia apversti ar ne, lovai, tai kai mes verčiam, padedam apsiversti jam savo prisilietimu iš meilės, mes darom švelniai, mes darom atsargiai. Ir žmogus tai junta. Mes turim tuos Taip, pojūčius, taip. nu, tuos kūno pojūčius ir visai kitokius pojūčius. Ir žmogus junta ir jis nėra, nu, kaip pasakyti, pagalys, bejausmis. Jis jaučia mūsų prisilietimą, jaučia mūsų emocijas, jaučia mūsų nusiteikimą. Ir jeigu mes ateinam, taip sakant, dantis apversiu, nu kaip tam žmogui reikia jaustis? Jūs jaučiatės blogai. Tas žmogus irgi jaučiasi blogai, aišku. Tai va čia tas jau tikrai ir nesąmoningumas, ir va, aukojimas tikrai ne iš meilės, kai aš einu dantis sukandusi, ar ne, ir galų gale ten lankau ar prižiūriu ir nervuojuos. Ir ten generuoju tą nepasitenkinimą. Mhm. Va šita auka jau darosi iš tikrųjų nebe iš meilės ir tai jau tampa problema. Tai jau Ja. tampa problema ir čia ir tiesiog aš pradedu, aš sakyčiau, netgi kaip ignoruoti savo jausmus. Ir čia kaip einu iš ego, to Mhm. vailo kažkokio ne ego, Ja. kad einu, rūpinuosi, užsidedu ten pliusus, kaip ten ir sakoma iš anksčiau, karminius pliusus, Mhm. Mes karmą galvojam, užsitarnavę. kad tarnaujam karmą. Ne. Oi, nesusipainioja. čia yra ir susipainiojimas. Jeigu aš einu sukandusi dantis ir darau kažką, tai čia ir absoliučiai atsipainiokit, mėly žmonės, kas žiūrės ir klausys. Neveidmainiaukim. Jo, čia ir Patys prieš. destruktyvūs tokie įsitikinimai. Jo. Ir ką mes darom? Mes greunam save su šitokiom emocijom, su šitokiom mintim. Mes greunam save, mes niokojam save. Nu, o kaip mes greunam save ir niokojam save, ar mes mylim? Mes einam prieš save. Nu, va, Jo, tai kaip taip pagalvojam. Ir kaip, nu, va, kad ir kaip baisiai labai nesmagiai ir neskaniai skambėtų, bet tuo momentu visada, kada aš taip darau iš tokios pozicijos, su negatyviom mintim, nu pasiklauskim, kuo man tai naudinga. Va čia akistata su savim. Ar ne taip, Jūratė? Kaip paklausiu, taip, kodėl nes
Bet kokiu atveju, bet kas man pasitarnauja šiuo metu, kokiam aš esu sąmonės lygmenį. Ir jeigu aš bijau kažką prarasti, ar ne, va čia ir baimė prarasti, labai dažnai tas eina pasiaukojimas ne iš meilės, baimė prarasti santykius, baimė būti atstumtam. Ir tada tiesiog aš aukoju savo poreikius, kad išsaugoti tiek santykius, tiek kažkokie, ar ne. Ir jie tampa tikrai nesveiki šitie santykiai. Nes kai vienas, kaip pasakyti, pavyzdžiui, kad ir tarp draugų, va čia ne apie tą slaugimą, priežiūrą, bet pavyzdžiui, draugai, nebūtinai mylimieji, nebūtinai santuokoje gyvenantis, bet draugai, kur vienas duoda daug daugiau negu kitas. Tai įvyksta tas toks disbalansas ir nepasitenkinimas, ar ne? Ir tada tas, kuris duoda, galvoja, aš tiek duodu, o man vis negerai ir negerai ir negerai, jau aš kur krentu į tą auką, ar ne? O tada kitas mato, nu, tiek duoda, matyt, taip nori duoti, gerai, nu tai aš priimu taip, kaip yra. Jo, nes kitą kartą net nesusikalbam, ar ne, tas žmogus net neprašė. Jo, net neprašau, tu duodi, nu gerai, tu tokia esi, nu aš priimu tave toks, koks tu esi. Ir taip netgi ir, kai mamos perdėtai rūpinasi vaikais, berniukais, o to užauga, jie kaip maži vaikai, negeba ar ne, arba išsivysto tas toks nesavarankiškumas. Ir po to, kai jie užauga, jie patampa tokie nepatenkinti, kiti agresyvūs ir pasako, taigi aš neprašiau, kad tu man tiek dėmesio skirtum mane. Ir va čia prasideda tas konfliktas, o aš tiek naktų nemiegojau, aš prie tavęs kėliaus, aš tau ten tą ir tą tiek ar ne, skiriau laiko, meilės ir dėmesio. Ir šast, kas čia kalba, auka, kuri nepildė savo poreikių ir buvo susikoncentravusi tarsi vaiką. Arba taip pat ir su vyrais. Paslaugą, ar ne? Taip. Tas vaikas patampa nesavarankiškas, jisai kaip tik patampa toks nepatenkintas. Ir ką mes kalbam, mylima, tai ir senoji matrica. Viską mes iš ten parsinešėm ir tai ir mūsų, ar ne, kažkokia nesuvokta dalis. Ir viskas su mumis visom yra gerai. Ja. Ir su tais mūsų vyrais viskas yra gerai. Su mumis niekam nėra ar nepažįstama ir tiesiog nauja viskas ir kaip gyventi ir kaip ar ne bendradarbiauti toj naujoj matricai. Kaip tu matai, pavyzdžiui? Na, kaip aš matau atvirumą savo, atsigrįžimą į save. Iš save, pirmiausiai turi būti atvira. Jo, pati su savim ir iš širdies. Nes plemba Jūratė, ant ko aš santykius, bet kokius, bet ką, ant kokio aš pamato statysiu, tokius ir gausiu. Jeigu statysiu aš kaip namas statai, ar ne, pamatai, manipulacijos, ar ne, ten lūkesčiai, dar kas nors, nu kokius aš santykius gausiu. Nu tokius ir dar gausiu ekstra, papildomų, va tokių. Žinai, jeigu į tą cementą tu ten įkombinuosi kokių ten nereikalingų medžiagų, va tų visų manipulacijų, nu taip, namas ir nugrius. Jo. Taip, labai gerą pavyzdį paėmė. Kokią statybinę, kokios kokybės statybinę medžiagą. Klijus, va, jo, draugystė, atvirumas. Jo, naudosiu, tą aš ir turėsiu. Dėl to yra labai, ant tiek kurti tos gerus santykius su bet kuo, su bet kokiu žmogum.
yra svarbu atvirumas ir buvimas toks, koks aš esu. Nes plemba Jūratė, jau antrą kartą sakau, ne? Gerai. Kaip, kaip mane atpažins tas žmogus iš milijono kitų, jeigu Mhm. aš nebūsiu savim? Žinai, tai senais metodais, visais pasiaukojimais, ar ne, va ta meilė iš aukos, tie ir seni metodai, visi nori kokybės. O Mm. kokybės nesukursi ant tų senų pamatų, senų mąstymų. Tada bus visokiausių skylių, tai vienur, tai širdį, tai dar kur nors, ar ne? Ir bus tų skylių ir todėl iš tikrųjų dabar ir vat, ar ne, braška santykiai, pasimetę labai daug žmonių. Ja, braška Anksčiau dar galėjo šeimos nusipirkti žmoną, moterį arba vyrą nusipirkti, ne, jeigu tu turi pinigų, dabar ne, nebegalioja šitie variantai. Nusipirkti laimę, nusipirkti meilę, nusipirkti tą jaunesnę. Tai ne apie tvarumą. Dabar mes einam ar ne į tas kitas Mm. vertybės. Tiesiog nebe tėčio ieškoti, nebe mamos ieškoti, kad išpildytų poreikius. Savo būti savarankišku. Prisijimti atsakomybę. Žinai, kad aš esu atsakingas už save patį, už savo gyvenimą. Kad niekas niekam nieko neprivalo, Mhm. ar ne? Ir kad susirasti tą lygiavertį partnerį, ar ne? Tokį pat atsakingą, tokį pat sąmoningą, ar ne? Kad aš žinočiau, kodėl aš ateinu į santykį su vyru ar su drauge ar dar kas nors. Kad aš tame santykiai galėčiau pasitikėti, ar ne? Bet Mhm. visų pirma pasitikėti savim. Žinai, aš galvoju, kad pirmiausia, aš to pati turiu tapti tuom. Mm. Pasitikėti Kas mes savimi, būti atvira ir tada neieškoti. Tada ateis, nes viskas išsispinduliuoja ir ne, iš, išsimanifestuoja tai, apie kokias vibracijas tu pati išskleidė, ne, ir ką tu tiesiog užsiprašai savo tom mintim, savo elgesiu. Ir mes viską tai darom ir mokinamės dvasinio manifestavimo, sąmoningo manifestavimo klube, kuris ir kaip šviežias, netoks ir produktas, ir projektas. Mes abi esam su Vilma facilituojančios mentorės. Ten ir labai smagu ir labai gražių dalykų vyksta. Mm. Mes tiesiog auginam save į tokios būsenos, kai viskas daros iš meilės. Jo. Iš meilės, per meilę ir dėl meilės. O ne Ne. todėl, kad reikia. O ne todėl, ką reikia, ar užsigyčiau, ar kaip čia dabar atrodys, žinai. Jo, nu, nes manifestuoja tai būsena. Kaip išvibruoji, kuo išvibruoji, tą Mhm. ir manifestuoji. Ar ne taip, jeigu tu būsi nepritekliui, pyktę, dar ką nors, nu ką, tą patį ir išmanifestuosi, nu niekaip negali ateiti prie tavęs kažkokie kiti geri dalykai, jeigu tu tarp tų kitų dalykų, ne? Taip, nes Pyktis, jeigu, tai pavyzdžiui, džiaugsmo vietos nėra, nu džiaugsmo vietos nėra, ar ne, jeigu tu pyksti. Nu taip, kaip ir, gali emocijos vienu metu būti? ir žiūrėk, jeigu tokiu atveju, pavyzdžiui, kas liečiant ar ne, a, moteris gyveno ilgą laiką, aukos ar ne, mylėjo. Aukos pozicijoje tiesiog aukojus visą gyvenimą. Nu, jai taip atrodė tiesiog ar ne. Ir ten
šituose santykiuose liko labai daug nuoskaudų. Jinai paliko ten įkrovą to. Ir jinai išeina tokia nepatenkinta visa. Nuoskaudų, tulžis tokia pilna. Nu ir kaip tada tu? Ką tu patari tokiom moterim pirmiausiai daryti? Nes taigi dažniausiai toks įskaudintos ir bambeklis, kritikuotojos ir didinančios, skundžiasi, dalinasi draugiam, tėvams ir visoms instancijoms, koks jų vyras, šioks toks anoks ar ten partneris, arba atvirkščiai ir vyrai taip elgesi, žinau. Na, ką tu rekomenduoji, Vilma, tokiu atveju pirmiausiai? Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kaip tu elgies, ką tu šneki, tai tavo atspindys. Tu kalbi apie save, ar ne? Jeigu tu kalbi negražiai, ar su pykčiu, ar dar ką nors, tai atspindi tavo būseną, tavo nepasitenkinimą, tavo pyktį. Ne kito žmogaus, ar ne? Vilmute, aš dabar tave sustabdysiu. Tu jaučiasi pažengus, aš irgi žinau, kas tai yra atspindys. Atein tokia moteris, va, kaip aš, pavyzdžiui, išsiskyriau ir dabar ateinu pas tave skundžiuosi. Toks šioks, anoks ten. Ir tu va taip man pasakytum, žinai, kur aš tave pasiūščiau ant 3 raidžių. Nes. Taip. Nes dažniausiai tokios moteris ir kupinos, va, to sakau, pykčio. Ir apie jokius atspindžius aš nenorėčiau net girdėti, ką tu čia nusišneki. Ir dabar, aišku, mūsų kažkas klausysis ir taip pat sakys, jo, čia nusišneka. Nu, okei, mes neatėjom nepatikti, atėjom pasidalinti. Tai va, dabar sugrįžkime į situaciją. Ką tu tokiai moteriai sakai? Ar tu tikrai sakai apie tos atspindžius? Aš tai atėjus tikrai sakyčiau, ai, kažkokia, ne. Per daug informacijos turi, negirdi manęs, nori tiesiog pasakyti, ką išmoko. Žinai, mokslai yra mokslai, o tai, ką tu supranti, išgyveni, suvoki savimi, yra visai ką kita. Ir tiesa yra žinoti visada skausminga. Bet žinant tiesą, tu ten, kur skausminga, vadinasi, ten tavo šansas yra pasveikti. Ten tavo šansas išgyti, pasveikti, išgyti. Čia yra tavo šansas. Mentorius arba coacheris arba draugas, kuris tave užglostys, tave užliuliuos, paguos, pamyluos ir visaip kitaip pasaldins tavo širdį, paglostys tavo ego, taip toliau yra viena. Bet žinoti tą tiesą, pažiūrėti į akis, kartais reikia, kad kas nors va taip paimtų truputį ir pasakytų. Tiesmukiškai. Tiesmukiškai arba gražiau, nu kaip jau išeina, arba kaip jau jaučiasi, arba taip, kaip priimi tu. Bet tiesiog pradėti atsisukti į save ir pasižiūrėti. Ir pradėti save mylėti. Papriešinti. Ieškoti gero savy, ką aš galiu nuveikti gero, ką aš galiu dabar nuveikti gražaus. Taip, situacija yra tokia. Arba aš galiu šnekėti, būti nepatenkinta, būti pikta, būti irzli, arba aš galiu rinktis ieškoti kur nors kitoj pusėje, ką nors gražaus. Ir tu viso to mokai, iš tikrųjų moterų padedi, ar ne, vat, turi savo uždarą grupę. Taip, turiu, aš savo grupę turiu Ramybės erdvė su Vilma. Ten, kur mes renkamės, kur aš dalinuosi savo postais, savo patirtim, situacijom, suvokimais, supratimais ir gerom mintim. Todėl kviečiu visas, kurios yra toksiškose santykiuose, ar jaučia, kad yra toksiškose santykiuose, ar jau gali būti jau išėjusios iš tų toksiškų santykių ir nori tiesiog lengvumo, paprastumo ir nori kitokio gyvenimo.
kitokio partnerio arba gyvenant tuose santykiuose nori pradėti keistis iš meilės savo. Nu, Nori kito tiesiog būdo. kitokios kokybės. Jo, Mhm. tokios kokybės, nes kito Tai va, būdo aš Vilma pasidalins nuorodą į savo grupę ir žinau, kad va, pirmas pokalbis yra, ar ne, kas jaučiatės, kad jūsų ten santykiai kliba, tiesiog dreba ten manipuliaciniai kokie, į klijus pridėtų manipulacijų ar dar kažkokių baimių, tai va, rašykite Vilmai asmeniškai. Po šito video įrašų mes pasidalinsim nuorodom, ne į grupės. Ir Vilma, aš turiu paskutinį klausimą. No, klaus. Manai, kas tenai viduj verkia? Verkia tenai viduj, vat skundžiasi, nepatenkinta. Tiek santykiuose su vyru, tiek galbūt santykiuose su kitais žmonėmis. Kas ten viduj verkia? Ten viduj verkia. Jeigu moteris, tai yra maža mergaitė, kuri nori laimingai gyventi, bet jinai negali. Tas O kodėl natūralus, negali? todėl kad mes prisigalvojam visokių dalykų, jaučiam visokių negatyvių minčių. Mums nepatinka tas, nepatinka anas, mes pradedam skūstis, pykti ant kitų, priekaištauti, Nu, o žodžiu, maža mergaitė ir nepatenkinta. ta maža mergaitė, jinai natūraliai nori džiaugtis, nori gyventi, bet jinai yra užrakinta, va tam, kaip pasakyti, tam tokiam uždaryta, tam tokiam gaubliui. Ir jinai negali sau leisti, jai vietos mažai, o jinai žino, jinai gali. Mhm. Ir, Ir ir tas vat pats koks vyksta jausmas ir su išlaiko, vyrais. jo ir su vyrais, Tada ir ir su mažas berniukas tiesiog ten berniukas. verkia. Mhm. Ja, o Verkia. jisai tiesiog nori gyventi, nori reikštis, nori būti laimingas, nori tiesiog būti, Saviraiškos nori. jo saviraiškos nori. O mes užsidarę į tokių suaugusių pasaulį, va tokių Mhm. rimtų, žinai, va tokių, mhm, Mhm. neleidžia. Nes, nu kaip, taigi reikia Jėzus Marija tiek dirbti, arti, dirbti su savim, dirbti darbe, dirbti santykiuose. Koks čia Mhm. dar žaismingumas, lengvumas, atsipalaidavimas gali būti. Taip, taip, kur čia tau laiko Mhm. nėra, galimybių Nu, nėra. taigi reikia aukotis. Na kaip čia dabar Tau reikia aukotis? aukotis, reikia čia eiti dabar, Jėzau, kiek čia dabar valandų reikia man taisyti valgyti Nu, šeimynai. jo, Aha. viskas, uždarau, paslėpiu ir viskas. O noras tas vidinis tai yra, jis niekur nedingsta. Nu, iš mūsų niekas neišims, žinai, va tą tokį, kuris kartais stipriau, kartais silpniau, taip, ting, 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 Mhm. hei, aš esu. Žinai, aš galvoju, kad tą vidinį, tą mažą mergaitę ir mažą berniuką iš tikrųjų, taigi mes patys suspaudžiam ir neleidžiam jam pajokauti, ten karts nuo karto, ne, vat, pabūti tuo tiesiog ar ne tokiu Mhm. vaiku mažu ir prisiminti, kaip mes gebėjom ten ir vaikystėm ir pakvailioti Mhm. ir pažaisti ir parizikuoti kartais ten ar ne, kas nerizikuoja, Mhm. tas negeria šampano. Tai va, tą savo vaiką iš tikrųjų mes pamiršom. Gerai, o kas dar ir mūsų vat, tie tokie dėtų apsijungti bendradarbiavimu visam tam, kad vat, išeiti iš to aukojimosi ir tiesiog eiti tą naujos matricos bendradarbiavimą, kad mūsų vaikai gebėtų tiesiog ar ne gyventi visai kitokioje jau kokybėje. Kaip tau? Aš tai turiu savo nuomonę, aš nesidalins. Mhm.
bendrystė. Manęs pačios, va, net neįsivaizduoju, kaip galima, dabar nesudėlioju tų žodžių, bet manęs visos visuma, kad aš esu, va, kaip aš esu vientisa ir pilna. Esu čia Mhm. ir dabar. Mhm. Tokių mano kūnas, mano siela, žinai, vat, mažoji mergaitė ir kokie dar ten mūsų aspektai yra elementai, kaip tenai yra. Va tų visų visuma, vienu. Vidinė moteris ir mumyse, vidinis vyras ir kiti vadina tai energijom ar ne. Ir tai tiesiog visaip. Ir vidinio vaiko, ir va tas sąmonės aspektas, ir netgi pagal genų raktus, ir tie sąmonės aspektai įspausti su tam tikrom sferom ir genų raktais. Jo. Darna Jo. ir harmonija man, vat eina, darna ir harmonija many. Mm. Na, o kaip tau? Taip, taip, tik tai apsijungimas kartu, viens kito papildymas, pripildymas, praturtinimas ir tiesiog va tokia kaip komanda, kaip sinergija. Mhm. Viskas vyksta. Na, Kai nėra atskirties. nes matai, jeigu mes ar ne, vat tie kažkokių savo norų neišpildom, poreikių, čia apie poreikius tos, tada ir kyla va tas problema ten, va toj meiliai, santykiuose. Šiaip iš tikrųjų, kai ir per daug kažkokių dovanų, tai jau prasideda iškreiptas santykis. Ne, kad vat poreikius pildo kito žmogaus ar ten vaiko, tai jau per daug ar ne, vat visko. Ir balansas. Balansas visko. Tiek davimo, tiek gavimo. Mhm. Ir va čia ta tokia mano, aš tai matau grinai tokią aštuoniukę spiralę, vyriška, moteriška energija apsijungia, mūsų ar ne, tiesiog vyksta konfliktas. Jeigu konfliktas ir viduj, jis ir išoriai. Ir va šitam tiesiog apsijungti viduje, o kai viduje apsijungia, tai viskas ir išoriai kūrėsi. Nes vibruoji, kas viduj, tas ir išoriai. Kaip sako, kas danguj, tas ir žemė. Ar kaip ten kažkokiu ten tų palyginimų yra, ne? Jo, Mano tikėjimas gyvenimas gali. toks, kokios ir mano vibracijos. Mhm. Va, būtent mano Taip, gyvenimas toks, kokios yra mano kokios ir vibracijos. mano vibracijos. Ir čia nieko daugiau nebesukursi ir mes nieko daugiau nebeiškalbėsim. Kas klausysit įrašą, tikrai rasite dėl savęs kažko tokio. Jeigu Jo. bus klausimų, kažkokių pasidalinimų, tikrai mielai rašykite. Ir pasakyk, Mhm. Vilma, dar nori kažką pasakyti ir aš pakviesiu penktadienį, kur mes pakviesim, ar ne, į praktinį susitikimą. Jo. Aš noriu pasakyti, paraginti, būti smalsiom ir smalsiais. Ir ieškoti kitokio požiūrio, kampo į viską. Ir neužsiciklinti, kad vat, yra savo tiesoje, vat, dabartinė mano tiesa yra tokia ir aš mąstau taip ir yra taip ir ne kitaip. Ir kitas jūs šalimais ar toliau esantis žmogus, ar ne, apie vieną į tą pačią situaciją turi savo tiesą ir mąsto lygiai taip pat stipriai ir yra įsitikinęs, kad jis yra toks teisingas, kaip ir jūs esate teisinga arba teisingas. Nu, realiai, Jūrate, taip ir yra. Tie požiūriai.
Man Taip, juokas ima, aš tai pasakys, kodėl. Tu pratęs, sakyk, ne, kalbėk. nusakyk, dabar aš susmalsavau, žinok. Man tik pradėjo imti juokas, žinai, Jo. kad laimingi žmonės tai ir, nu, tiesiog jie eina į priekį. Mhm. O tie teisuoliai, jie eina atgal. Jie Mhm. tiesiog, va, ir ten tas strigimas dabar, kuris ir pas, ar ne, nekurius, nesvarbu, ar ten viduj, ar ten išorė, ar ten kažkur, ten prote užstrigę Mhm. savo, va, ten tam susipainiojime tarp aukos, aukojimos ir meilės, ar dar kažkur. Tai va tie teisuoliai, jie užstrigę va ten. Jie atgal eina, jie grėžiojasi atgal, jie ir praeitie. Tai va čia tas ir išlindo man posakis, ar tu nori būti teisi, ar nori būti laiminga. Ir čia kitas, ar tu nori gyventi toje savo praeityje, aukoje, ar tu nori tikrai būti laiminga. Jo. Daugiau tiesiog kitų galimybių, aišku, ir kitų krypčių, bet aš renkuosi laimę ir mes su Vilma jumis kviečiam į tą laimę. Jūs esat ne vienas ir mes tenai buvom užstrigusios, užsisukusios. Todėl, kad mums ten buvo ankšta, mums veržė Mums viskas, trūko oro. sproginėjo, trūko Negi. oro, mes neradom kaip, ne, kur Jo. degonies ir pasukom iš tikrųjų šitą Jo. atkryptim. Jo, ir va taip va, bent jau aš pažiūrėjau, nu kažkas čia ne taip, nu kažkas čia ne to, nu Aš kažkas čia ne nenormali. taip, aš nenormali, aš išprotėjus, aš tikrai kažko nesugebu, nu ko aš galų gale nematau. Ir pabandyti va būti tam, ko aš dabar nematau, ko aš dabar nesuprantu. Ir gali būti kitaip, o kaip gali būti kitaip? Vat stengtis Tikrai pasižiūrėti gali. kito, praplėsti savo tą akiratį, Mhm. kai jisai nesusiaurėtų tas jūsų akiratis, plėsti ir Mhm. pamatyti, plemba, yra kitų tų galimybių, yra ir Mhm. kitų būdų ir tie gal lengviau, jeigu aš į tai pažiūrėsiu iš paprastesnės pusės, Mhm. iš lengvesnės pusės, iš šviesesnės pusės. Taip, nes kol tu esi užsisukęs tenai ir sukiesi ten, Jo. tame chaose, tu net Aš negali kilstelėti savęs, žinai. Jo, aš kviečiu, vat, bandyti iškišti nosį ir būti, vat, smalsiem. Taip gali būti. Nors Nereikia. pauostyti, kuo Jo, kvepia kitoniškumas. jo, kuo, kuo jisai kvepia teisingai. Kaip O kvepia gal va ten ta jūsų kvapas? laiminga moteris. Oi, žinot, kai jūs nusiperkat tą kvepaliukus, kur jums patinka labai. Oi, kaip faina, kokios būnat fainas, savim pasitikinčios, kaip jūsų net kūnas, va taip, jisai kitaip stovi. Jau ir savivertė nuo kvapo gali būti. Oi, kokia aš moteriška, savim pasitikinti ir Mhm. kaip faina, ir taip gera, gera. Tai va, tas kvapas ten irgi gali būti. Mhm. Tai va, žodžiu, mes jūs kviečiame. Mm. Negrėžiautis atgal, mielos moteris. Tiesiog ieškoti galimybių. Ir viena iš galimybė yra prisijungti penktadienį. Mes pasidalinsim nuorodą, pasidalinsim renginio tiesiog viso aprašymu. Ir tai bus praktinis užsiėmimas. Gana mums kalbėti, reikia daryti. Gana, nes 25 metai yra tiesiog einam į veiksmą. Pasakiau, padariau. Ir 25 metai turi būti patys geriausi. Jeigu jūs tikrai norit, kad jie būtų patys geriausi, ar bent šiek tiek geresni, tai tikrai prisijunkit. Mes tiesiog pravesim praktiką su Vilma Mhm. ir padėsim apsijungti viduje visom tom dalim, tai mažai mergaitai, tam mažam berniukui ir vidiniai moteriai ir vidiniam vyrui. Kaip jūs ten pavadinsit? Ar tai moteriška, vyriška energija? Tiesiog
bendradarbiavimui ir sinergijai, sukūrimui, prisipildymui, kad iš tos būsenos tiesiog jūs kurtumėt ar ne visai kitokią kokybę. Ir neliktų niekam nuoskaudom, dejonėm vietos. Tada ačiū iš tikrųjų, kas buvote, ačiū Vilmai. Ačiū Jums, ačiū Jūratė. Ši tema ir iš tikrųjų neišsemiama, bet vat, tikrai, kaip tu ir sakai, užteks kalbėti, einam į veiksmą. Ir visą informaciją tiesiog mes pasidalinsim šituo įrašu. Iki kitų kartų. O greičiausiai tai iki penktadienio. Jo, iki penktadienio ir kitų kartų. Gero vakaro. Ate. Ate.